Labas rytas, mylėjai. Šį rytą pakalbėkime apie fokusavimo režimus, kurių yra tikrai nemažai, kuriuos verta galbūt visai atjungti ir kuriais verta dirbti. Jei tu planuoji ir galvoji apie profesionalų darbą, tai manau, mano patarimai tau padės, tad išklausyk iki galo, neišsijunk, nes bus tikrai labai įdomu. Na, o tuo tarpu nepamiršk paspausti laiką, būtinai prenumeruok, būtinai paspausk skambutį, kad nepraleisk kitų video. Aišku, pakomentuok, užduok naujų temų. Taip mes galėsim judinti šį kanalą vis į priekį, vis aukščiau, kad daugiau sužino, daugiau išgirst mano profesionalių patarimų, kurie yra jau išbandyti ir, manau, verti dėmesio išklausyti. Taigi, mylėjai, kągi, apie fokusavimo režimus. Pats tas yra ypač toks oras, kai fokusuoti mums yra labai svarbu. Yra svarbu fokusuoti ten, kur mums reikia, ne ten, kur fotoaparatas nori. Tad pradėkime nuo to, kokie yra fokusavimo režimai. Pirma, turbūt priklausomai nuo to, kokį naudojat jūs modelį, fotoaparatą, koks gamintojas. Tai pas juos yra skirtingai, kaip Canonas ir Nikonas, ir turbūt pas daugumą paskui yra panašus režimai kaip pas Nikon gamintoje. Taigi pas Nikon gamintoje yra tokie režimai 3. Pas Canon naujesnius yra jau ir tiesa daugiau režimų nei šitie pagrindiniai, turbūt tai tokie kaip AFS, AFC, AFA, tarkim, ar ne? Nu ir ten, tarkim, daugiau. Bet tie, kas daugiau yra, ne tiek įdomus, jeigu tu, kaip sakiau, galvoji apie profesionalų darbą. Canon gamintojas vadinasi OneShot, AEVO Servo ir berods Servo, jei neklystu, aš nesu kanonitas, todėl gal ne viską atsiminsiu. Toliau kiti režimai yra, jūs turbūt jau matę, girdėję ir žinot, kad yra fokusavimo, reiškia atpažinimas, tai yra veido atpažinimas. Naujausiuose aparatuose akių atpažinimas ir taip toliau ir panašiai. Dabar, kur aš lenkiu? Fokusavimo režimas yra labai svarbu, kurį jį pasirinksite. Dabar žiūrint iš profesionalios pusės, įdomu, atsakykit savo klausimą. Ką jūs pasirinktumėt nustatyti programinį režimą? Ar rankinius režimą, kai visą nustatot patys, ar automatinį, kai viską padaro aparatas už jumis? O gal padarysit, kad fotografuot galėtumėt pusiau automatiniu režimu, tokiais kaip A arba S, Canon gamintas AVTV. Tai štai, čia atsakymas į klausimą turbūt būtų toks. Jeigu nori daryti profesionaliai, tau yra labai svarbu nustatyti, kiek įmanoma daugiau nustatymų pačiam. Kodėl? Todėl, kad tu turi galimybę nustatyti tiksliai ekspoziciją, nustatyti tiksliai fokusą. Taigi, tęsiant apie fokusą, mums yra labai svarbu nustatyti tiksliai ten, kur mums reikia. Ten, kur tu nori, ne ten, kur fotoaparatas nori. Ir jeigu mes įjungiam, taip kaip ateina aparatas iš gamyklos ir fokusuojam, mes dažniausiai pamatom daug fokusavimo taškų. Tai yra tokie kvadratėliai. Ypač čia gerai matosi, jeigu mes fotografuojam ar filmuojam su mobiliu, ar ne? Kai tik atkreipiam į žmogų, taip atsiranda daug kvadratėlių, ten geltoni, kiti mobilus apvalus, ten tokie ratukai. Žodžiu, jie visi čia pat atsiranda ant veido ir jie atpažįsta veidą, suveda ten ryškumą ir kaip ir lyg ir būtų viskas, ar ne? Bet, mylėjai, turim nepamiršti vieno dalyko. Jeigu ypač didesnė grupė žmonių, neaišku, kur susiveda ryškumas, į kurį žmogų susiveda ryškumas. Kita taisyklė, kurios reiktų nepamiršti. Fokusavimo plokštuma yra viena. Ir jeigu jūs fotografuojat grupę žmonių, kuri sustatyta iš 3 eilių, galimybė didžiulė, kad jie nebus visi ryškus. Kodėl? Todėl, kad ryškumas nusistato į pirmą pasitaikusią kliūtį. Štai kodėl aš esu daręs ir tipsą mažą, į Reelsus, tai yra
trumpai pasakau, kaip tai atsitinka, kodėl vienas būna šalia žmogus stovintis ryškus, kitas neryškus. Tai štai dėl to, kad susivedė fokusas į vieną ir kažkurį iš jų. Taigi, kas yra svarbu fokusuojant? Svarbu suvesti ryškumą pačiam. Jeigu tu atiduodi šitas vadžias į fotoaparato rankas, tai jisai suves ryškumą ten, kur jis nori. O jeigu tu pats suves ryškumą, ryškumas bus ten, kur tau yra svarbu. Kita taisyklė ir turi būti įprotis, ne tik taisyklė, tu turi patikrinti ir pažiūrėti, ar tikrai ryškumas susivedė ten, kur tu nori. Taigi šitie režimai, kurie yra papildomi, tokie kaip akių atpažinimas, veido atpažinimas, profesionaliai žiūrint, juos aš atjungiu. Juos išjungiu visiškai. Tai čia tik mano nuomonė. Jeigu jums patogu, dirbat ir viskas gaunasi, prašom, dirbkit, viskas gerai. Manau, kad taip ir reikia, kiekvienas pripranta prie savo nustatymo, bet aš juos atjungiu ir pasakysiu, kodėl. Tai yra argumentai. Aš atjungiu dėl to, kad aš nesu dar įsitikinęs, kad fokusavimo režimai šie veikia gerai, kad jie veikia tiksliai. Po kiekvieno nustatymo, po kiekvieno tokio automatinio fokuso suvedimo, aš nenori, turiu patikrinti ir būti įsitikinęs, kad jisai tikrai suvedė ryškumą. Ir nesu įsitikinęs, kad jisai suvedė ryškumą būtent ten, kur man reikia, ten, kur aš noriu. O tai vienas svarbiausių dalykų, kai tu fokusuoji, kai tu nori nustatyti gerą, tinkamą ryškumą. Man ne kartą yra sakę tiek mokiniai, tiek šiaip žiūrovai, kurie mano nuotraukas žiūri, klausdavo ir sakydavo, iš kur ir kaip pas jumis gaunasi tokios ryškios nuotraukos detalėse, tokios ryškios nuotraukos būtent tam tikro objekto ir panašiai. Todėl, kad aš laikausi šito principo. Aš ryškumą vedu ten, kur man reikia. Šiuo atveju, mėlyje, aš kalbu ne apie rankinio nustatymo ryškumą, o fokusavimo taško nustatymo. Ten, kur man reikia. Įsivaizduokit, jeigu su mobiliu jūs dabar fotografuotumėt. Ten, kur reikia ryškumą nustatyti, jūs turit bakstelt pirštu, kad nusistatytų ryškumas ten, kur jūs norit. Taip? O fotoaparatu fotografuojant, jūs fokuso tašką nustatė kažkurioje tai vietoje ir būtent ten, kur bus fokuso taškas, ten ir bus ryškumas. Taigi einu aš tolyn ir vedu į tai, kad ar mums reikia, kad žiūrint per vaizdo ieškiklį mes matytume daug fokuso taškų. Greičiausiai ne. Nes jeigu jau jums rodo daug fokuso taškų, tai reiškia, kad pas jumis įjungtas automatinis fokusavimo nustatymas. O jeigu jisai automatinis, reiškia, fotoaparatas nustato ryškumą ten, kur jis nori. Todėl, mėlyjeji, nusistatykit ryškumą, tai yra fokuso tašką vieną. Mano patarimas nusistatyti jį vieną ir gal net pačiame centre. Paprastai pačiame centre fokusą nustato fotoaparatai greičiau ir tiksliau, negu kad kažkur tai krašte. Taigi pasirinkus tokį režimą kaip One Shot Canon gamintojo, Nikon gamintojo AFS, jūs turit vienkartinio ryškumo nustatymą. Tai yra, kai jūs suvedat fokusą, jums tarytum užsirakina ryškumas ir jūs tada paspaudę iki galo galit nufotografuoti. Manual focus aš nerekomenduoju, jeigu jūs fotografuojat reportažus, nes ten reikia ryškumą nustatyti greitai. Visą laiką patogiau yra, jeigu mes paspaudžiam pusę knopkelės ir fokus susiveda. Taigi tokia mano apžvalga, gan greitai viskas. Jeigu kam įdomu, jūs galite pamatyti mano video daugiau, aš esu kalbėjęs apie tai. O išvada tokia, kad dauguma režimų pas mane atjungti, paliktas vienas AFS, kuris yra vienkartinio fokusavimo taško nustatymas ir aš nesuku daug galvos. Taigi, mėlyje, tokie dalykai, jie yra svarbus fotografijoje, jeigu jums svarbus yra fokusavimas. Vienas svarbiausių pas mane, pati pirmoji pamoka, būtent apie fokusavimą ir tai mes kalbam vos ne 2 valandas, kaip yra svarbu
geras nustatytas ryškumas. Tai iš tiesų svarbu, patikėkit manim. Taigi, mėly, jeigu nori daugiau sužinoti ir išmokti, pas mane yra mokytis galima 3 būdais. Tai yra mokytis savarankiškai, individualiai ir grupėse. Savarankiškai galima skaityti net 10 temų ir mokytis pačiam, nepriklausomai nuo nieko. Mokytis kiek nori, būnant kur nori ir kada nori. Tai yra labai, labai patogu. 10 temų. Tau bus paaiškita, tik turėk aparatą šalia ir daryk tai, kas tau sakoma. Individualiai mes jau mokymės, tik tai tu ir aš, visi profesionalūs patarimai, kodėl, kam, kiek ir kaip reiktų nustatyti, kodėl taip reiktų nustatyti, programiniai režimai, fokusavimo režimai, visi kiti ir nustatymai ir paaiškinimas, kodėl ir kam to reikia. Tai yra profesionalu, tai yra šitie patarimai tau tikrai padės žygiuoti profesionalumo link. Na ir grupėse visąlaik smagu kartu su bendraminčiais fotografuoti, mokytis, peržiūrėti nuotraukas ir taip toliau ir panašiai. Štai tokie pasirinkimai mokytis. Nuorodos yra po šio video. Būtinai pasižiūrėkit, įsirinkit savo tinkamą ir mokomės kartu. Na ir pabaigai nepamirškit vėlgi laiką paspauskit, prenumeruokit mano kanalą, būtinai paspauskit skambutį, būtinai užduokit naujų temų, būtinai komentuokit. Tai padės kanalui judėti į viršų ir taip daugiau sužinosim apie fotografiją, apie jos subtilybės. Visiems geros dienos ir iki sekančio video.